Aš iki galo judu, ugnimi degu, na ir tegu sudegina mano kūną, aš kaip ir tu esu padaręs daug klaidų. Šitam pasauly nekaltų nebūna. Aš iki galo judu, ugnimi degu, na ir tegu sudegina mano kūną, aš kaip ir tu esu padaręs daug klaidų. Šitam pasauly nekaltų nebūna. Aš tik norėjau būti geras, norėjau. Nu tai kada išjudam? Koks laikas? Rytoj vakare veža krovinį, aš jums tikslių laiką pranešiu. Gerai. Tai ką, gerai tada, judam. Rytoj vakare. Gerai, nu davai. Всё. Всё. Miki, seniai, klausyk, tu žinai, jūs visi man kaip broliai, bet, blin, narkotikai, tai ne man, pernelyg rizikinga. Nenoriu systi cipę ir jums siūlau viską apgalvoti gerai. Man tėvas siūlo pas jį į Norvegiją šaut, į advokato kontorą bandyt prasimušti. Jeigu kils problemų, skambinkit. Aš padariau savo. O kur Šūra? Šūra išvarė į Norvegiją, pas tėvus šitiek problemų turi. Gročias dar tolieka eina išeitis. Varyt pas Šūrą į Norvegiją. Aš su juo susiskambinsiu, susitarsiu. Nes kitos išeities aš nematau. Nekaisti šiukšlėmis moraliai. Aš išvažiavęs visada sugrįžtu. Keliaudamas matau, jaučiu ir naują išpažįstu. Jaunas dar, vis ieško kelią iš rutinos. Žinau, kad pasakysi, jo gyvenimas cukrus citrinai. O man įdomu, ei per juodą baltą. Supras, ką reiškia šiluma ir drebėt, kai yra šalta. O dabar vidus nuo norų gėrio kaista. Pildomi visus ir ne minutės neišvaistu. Nesvarbu oda, tavo podai, tavo maistas, tavo greičia, tu gyvenk, bet juk neprašom tavęs įsileisti. Naujas vairuotojas, Darius. Čia draugai šūksų vadina. Aš atorinu, tai tu žiūrim prieš turėsi. Po kickboxing, ne? Skiriasi rytai žygiavę žmonės vakarais kaip šmėklos įrėsi savo rutinose, o ten problemos vienos bėdos. Savo pasauliuose, kuriem patiem nebėra vietos. Negriaunam tiltų, mes nestatom šimtamečių vizijų. Kas kūrė su savo svajonėmis. $500. Nusipirksiu naują kostiumą, kokį solidną, gerai? Visi užsilyžino gyvent šią dieną, kol šiandien gyventi gali. Daug senai gyvena pinigais ir šiukšlėmis moraliai. Visi gyvena, ble, vienam pasaulyje, mes gyvenam Mogiliove. MLG, motherfuckers, ir kas motherfuckers, du pustagėliai. Čia tipo taip iš viso. Pabūkim ramus gerai. Viso gero. Reikia dramos. Suvenirčikas. Kam ten sudarimo kepinio vardas grubiai šneki? Vieną dieną į medį, blėt, įveš. Nu supras, gal ir klaidanu, bet po kelionės pavargis. Blėt, nesąmonės darai. Nu ką, užeisim dar į banę tai vieną kartą? Biškį. Šūra tai turėtų atvažiuoti. O, kokie žmonės! Čia va jų norvegiško 1950. O! Pagnali! Visų pirma, noriu paklausti, kaip per 2 mėnesius nuveikėt. Nieko iš tikrųjų gero nespėjom nuveikti, mane mentai mėnesį laiko tampė, kai obuolį daužė dėl tavęs. Bet šiaip nieko, kabaką savo keliam. Su vietiniais pasimušėm biškį, buvo prieš savaitę incidentas, bet dabar viskas normaliai. Tai sakai, konkurentų turim? Jo, biškį. Įdomu. Gerai, dabar apie reikalus. Aš Šūrai viską papasakojau. Jis turi idėją, bet visų pirma noriu sužinoti, kaip tas parlamentas, kurį tu papirkai. Ne kažką senint, tas labai daug įkalčių. Tavo visi pirštų ant spaudai nusiusti jau teismą. Bent viena gera žinia, 25 štukas gražina. Ką? 25 štukas už vieną žmogų? 5 štukų už vieną žmogų, 25 štukas dėl to, kad nieko nepadarė. Tu ir babkis pašiušiau, aš tu vyrai. Bet tai, pala, tu sakei, kad visi pirštų ant spaudai nusiusti į teismą. Taip. Jie neguli mentūrai. Ne, jau viskas. Tai čia gerai. Mano tėvas turi pažinčių,
aš padarysiu zvanoko ir manoma viską sutvarkyti, nes ta Jolanta Žukauskienė, man rodos, jinai yra vyriausiai prokurorė. Jeigu jinai užtars už mūsų porą žodelių, reikia gali susitvarkyti. Labai gerai. Tvarkuoju, tada aš skambinu tėvui. Tai davai, aš iškart ir važiuosiu, kur rytoj susitikt galim. Šūra, gi turim savo kabaką, aš tau vėliau SMS adresą atsiųsiu. Laukiu žinutės. Gerai. Все, vyrai, malonu, mėnesį, davai, lėkiu, davai, da. Matėt vyrai kokią Marsą nusipirko, nešylą per 2 mėnesius. Blet, kliavas, tu genijus. Tai žinau, kas turi tokį patį Marsą. Jį galim paimti. Čia mūsų kitas darbelis. Blecha, vyrai, mašiną nuvaryt, tai jum nekokia sustabdyt pakelėjų ir narkotą atim. Čia signalizacija, liudininkai. Nežinau, kaip čia reikės apsisukti. Pažudysim. Mum rankos gynė iš šiknos saugo. Varom ir darom. Karočią vyrai yra dar viena gera mašinykė. Jos kaina tai mama negariui. O žinot kodėl? Su ją važinėja Europos vicečempionas vieną kartą. Ir 2 kart čempionas. Toj mašinai visus detalės, karočią, ledinės iš užsienio atsiustos. Jos kaina apie 100 штуку. Normaliai. Tokią paimti realiai galim paskelbti pinigų. Jei prakatį su Marsu, tai apie antrą mąstysim. Kiek atsimenu, Klevai, tavo tėvas su mašina nusiminėjo. Jo, gerai skamba, bet bijau, kad batį nesutiks. Reikės mašinas iš Lietuvos išvežti, kad jis parduotų. Tai ką, davai paieškom kokios nors informacijos ir rytoj mūsų bowlingė apsitarsim. Galim. Tai ką, davai, judam. Все, пиздец, все. Pagnaļ. Kliavas, kur toks užtynės? Jums tai gerai, jūs susimegojat, o aš pusę nakties tėvą parinau, kad mašinas prakištų. Sakė, 80% duoda, kad prakiš per 2 savaitės. Bet užprašė už mašiną kiekvieną po 10 gabalų jam nuskinti. Po kiek? Jis sakau, po 10 gabalų. Po kiek? 10 gabalų už kiekvieną mašiną. Ble, bendrai gaunasi 20 gabalų. Nu pofig, vis tiek pliusai esam. Bet Klevas, jeigu tu vėl namus iš kažką ir mūsų pipysi tau pizda. Torvas, grįžai, davai nemalk čia šūdą. Viskas čia gerai. O vyrai, reikalai sutvarkyti, gali išvesti Torvaną laisvę. Ir yra dar viena puikiai žinia. Suderinau su ta Jolanta, čia va jos vizitinė. Jei kils problemų, pasukite, pasakykite, kad esat nuo Filipovičiaus ir už tam tikrą sumą jinai sutvarkys reikalus. Davai! Klausyk, Šūra, mes tau kitą varkę vieną tokią sugalvojom, o tu turbūt ką, gal Norvegija? Kokią varkę? Kur vėl lenda? Bondant mašiną. O, ble, jūs ramiai negalite vietoj pasidėti. Bet žinot, vyrai, aš pasiilgau viso šito adrenalino. Nuo tos dienos, kai išvažiavau į Norvegiją, yra pinigai, viskas yra. Nu, bet džiaugsmų nėra, pasiilgau iš jūsų draugų, tai kad grįžtų, priimat mane, suksi varkės. Tai yra kažkas? Da. Davai, pirmas. Būkit, būkit! Tai ką, vyrai, pasakykit detalės, ką voksim, kur, kaip, kada. Karočią, gavau tokią informaciją. Auka, Aleksandr Polenčiuk. Gyvena name prie ežero kranto prie savivaldybės. Pana metas. Grabaniom šitą mašiną. Marsas. Marsas C klasės. Tai kaip pas mane, ne? Klas. Jo, salonė dar. Opa. Jinai stovi šitam garaže. Prie Čia- mano garažai sutik. Prie namų. Jo, prie namų. Prie namų. Tvarka. Gerai. Pažiūrėk, Adze, kaip su spinom. Nieko čia įspūdinga. Garažas įprasto tipo, spina bus vidinė, tai galėsim su grąžtu prasukti, dar kažką tais. Jinai skils ir atsidarys, ne? Tai tu suorganizuosi viską, ko reikia. Čiki. Tvarkoja viskas. Kas toliau? Signalizacija? Signalizacija iš Monsaras. Tvarkuoju, все, gysla. Kelią atversim stoplinę, kad žmonės nevažiuotų pro šalį. Nereikia šitos nesąmonės, aš geriau pats ten šokerį pastovėsiu. Jo, teisingai, nu čia nesąmonė gausis. Antra nakties, o tu stop linija tiesi. Davai, va aš su juo ar su kažko nueisim ant šūkerių ir pabūsim. Stop linija, tai čia nesąmonė. O kaip su užvedimu darom, vyrai? Dėl užvedimo, Šūra. Parodyk man su rakto 3. Yra. Va. Žiūrėk, čia ne Moskvyčiaus raktas. Aš turiu pažįstamų, salonę, manau, padarysim kažką. Va, su tavo dokais nuvarysim raktus ten, jeigu pametį, jie padaro. Su tavim nuvažiuosim, tu turi dokumentų ir padarysim. Jo, kai įkiši, jis nukopijuoja informaciją iš... Ir gaus kaip užvedimo raktas. Tai, manau, nebus problemų, pasi tokia pati mašina. Ir tikrai visi pasiruošę rizikuoti, nes po šitų visų varkių gali grėsti tik kalėjimas arba mirtis. Žinot, ką aš hebra manau,
kad mūsų prabangus gyvenimas laukia. Opa, irgi tiesa. Geras tostas. Aš su jumis nesidaušiu. Kaip nori. Gisla, привет. Jo, labą rytą. Šitą paskambink chirurgui ir davai privažiuokit į kabaką, reikia aptart. Все, davai. Chirurgas atvažiuoja? Atvažiuoja, jo, ko tu už šis frikai? Nu, blemba, yra man neiškumų parinių, žinai, o pratau nuo viso to. Kaip tu su signalizacija viską išsiaiškinai? Jo, viską susitariu, šiandien man normaliai viską paaiškins, tik reikia sumokėti 2000. 2 štukas. Na, nu ką padarysim, susimesim. Nu, čia pačiu. Nu, o ką tu chirurgas apsisprendai, su kuo mes garažą atidarinėsim? Viską čia suderinti, tai įsipainti dabar. Nu, žinai, visą naktį nebuvau, negalėjau užmigti parinę, tai sako, kad viskas gerai, tada šausiu pas mergas. Gerai, bročiai vyrai, varo, su taip, tas signalizacijas aiškintis. Tvarkoj, aš pas mergas. Все, давай. Žiūrėkime. Alio? Ieva, mažulė, nu nesinervuokit, nu. Visą dieną turim, kad pasismaginti, viskas bus gerai. Kiek jūsų šiandien bus? 2, 3? 3, labai gerai. Все, greitai būsiu, iki. Panelės, kur? Ateina. O, gerai, laukiu. Važiuojam dabar pas Aramą, kalbėti apie jų naujus planus. Gerai, var. Gerai, važiuojam. Моя игра 98. Баста. Здесь. Alio. Aha. Gerai, tvarkoj, tai būsi. Na, davai. Gerai, va, judam. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Gerai. Viską išmokau, viską sužinojau. Atidarysim, neperėm. Lengva bus? Nu, nelengva, bet atidarysim. 100%. Алло. Gerai, varom. Davai, varom, Miki. Давай renkam daiktus ir važiuojam. Давай. Chirurgas. Шухера, варом. Варом, все, давай, погнали. Помпа, виска, тут виска, погнали. Бля, ти ж пісню то хочеш, ну пісню нахуй. Гарсу, не, їм пелі, що ти. Давай. Пошел. Ира. Опа, погнали! Все, двигай,
Kyla Marsa, ne? Ruoža, все дела. Girdi, tai kaip dėl antros mašinytės, ką darom? Adrenalino yra. Darom, nedarom. Nieko, planas, все такое. Šiaip galim varyt, nu, žinai kelią. Sėdam, šokam ar kaip, nu. Tu judėsi, Ko? galva. Va, kas čia be хуйня. Alio. Žinai, su kuo kalbėti? Nu, jaučiu. Kad rytoj 12 valandą būtum pas mane, o jeigu ne, aš tave pats įkišiu į bagažinę. Opa.